Svaigina kviečia vykti į kelionę, kaip vaikystės karuselės garsuose. Aš jaučiu nebylų balsą iš visatos, kviečia jis į stebuklingas šalis. Aš jaučiu jis tiki guodžia ir palydi, nes šiandieną patikėjau ateitim. Su viltimi ateiki mus sodyti žolėn, su viltimi ateiki lik nuostabi. Nebūkim mums grėsmingo, palaimingi ir ramybė, rytojus ir kelionė, tai mano lemtis. Aš tikiu, kad būsiu ten labai laiminga, nepamiršiu savo draugo niekada. Aš tikiu, kelionė tęsis amžinybę, juk viltis nemiršta niekad, niekada. Su viltimi ateiki mus sodyti žolėn, su viltimi ateiki lik nuostabi. Nebūkim mums grėsmingo, palaimingi ir ramybė,
Atsimenat, sakiau, kad saugoti pasiruošęs jūs esu ne tik aš. Kartu su mumis šiandien yra susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, kuris nori jūs labai pasveikinti. Tai kviečiame į sceną. Paplojam. Sveiki vaikai, man labai patinkat jūs, ypač su tokiom gražiom uniformom. Tos uniformos ne tik kad gražios, jos ir labai saugios. Labai ačiū dainininkėm, tikrai labai profesionaliai dainuojat. Tikiuosi, kad iš jūsų išaugs tikrios profesionalės. Na kągi, sveikinu su gražia Birželio 1 vaikų gynimo diena. Vaikai, linkiu gražios vasaros, linkiu laimingos vasaros, linkiu daug gerų įspūdžių, maudynių, draugų ir linkiu, kad jūsų kelionės, ar eisit pėsčiomis, ar važiuosit dviratukais, ar žaisit paplūdimyje, kad jos visą laiką būtų saugios. Aš žinau, kad jūs mokotės saugaus eismo taisyklių ir tikiu, kad jų laikotės, tikiu, kad padeda jums auklėtojos ir tėveliai. Taigi, su švente, gražios jums šventės. Ačiū jums labai už sveikinimus. Sveiki vaikučiai. Aš prisijungdamas prie ministro noriu padėkoti jums už gražią dainą. Manau, kad jūs esate tikrai profesionalai savo srity, kur jūs mokotės ir dainuoti, ir matematikos, ir kitus dalykus, ir mokotės saugaus eismo. Ir tas žinias, kurias jūs įgijot per visus metus, vasarą nepamiršit, o jom pasinaudosit ir rugsėjo mėnesį visi sveiki ir gyvi grįšit į mokyklą ir tęsit savo mokslus. Tai gražios jums šventės ir nepamirškit, kad saugus eismas tikrai yra labai svarbu. Ačiū.